pastoviai neina išlaikyti su mechanė, norint pasikeisti automatą, reikia perlaikyti iš naujo teoriją. Ne, jums nieko nereikia. Jūs laikote su automatu, išlaikote teoriją, teorija yra ta pati, išlaikote su automatu ir va čia aš visada savo mokinius, kai matydavau, kad sunkokai einasi su mechanė, visada sakydavau, keičiam kryptį link automato. Kodėl? Va jau išvardėjau priežastis, iš karto ant kiek palengvėja egzaminas, įsivaizduokit, nebereikia žiūrėti, pataikiau, nepataikiau bėgį. Niekada negausiu klaidų, kad ten per ilgai važiuoju su žema ar nelaiku per jungį jau trūkčiau. Niekada neparidėsiu atgal, niekada neužgėsiu. Tačiau yra dar vienas dalykas, kuris, manau, tikrai jūs įtikins, kad su automatu tikrai verta laikyti jį. Išlaikote automatą ir kada tik norite, po pusmečių, po metų, po 2, po 5, atvažiuojate su šiuo automobiliu iš anksto užsiregistravę į regitrą, užsiregistravę praktikos egzaminui ir pabandote laikyti su mechaniniu. Nepavyko, išlipote, sėdote į savo automatą ir važiuojate savo keliais. Iš jūsų teisių tai niekas nebeatims, bet yra dar vienas dalykas. Teorijos perlaikyti nebereikia, nes jūs jau esate vairuotojai. Jums tereikia tik praktikos egzaminų. Kodėlgi? Juk jūs pavažinėsite, būdami pradedantieji vairuotojai, 1 metų. Jūs pavažinėjate, jūs tampate kaip žuvis vandenį gatvės. Jums nebereikia galvoti, ką praleisti ir taip toliau ir taip toliau. Ir štai prieš pat, kai reikia pasikeisti teisės iš pradedančio vairuotojo į normales teises, jūs tai pabandote 1, 2, 3 kartą. Bet manau, kad tiek kartų gal net nebereikės. Tiesiog ateikite į vairavimo mokyklą, išsipirkite 2-3 pamokas su mechaninė pavarų dėže. Galų gale jūs jau esate vairuotojai, vėlgi. Tai štai, ir išsiperkate pamokas, pasivažinėjate ir bandote laikyti.